Taip ir žingsniuojam savo su Egle. Kiek jau 17 kilometrą. Jeigu taip pažiūrė į kelią, tai jis į priekį tas pats. Tiesiog eini, Eglė sakė, kaip tu sakė, tau labai faina? Jo, nesiskundžiu aš. Man tai patinka. Visi sako, kad nuobodu, man tai nuostabu. O man jau nuobodu, žinai. Nors koks nors, kas nors išlystų. Briedis ar gandras. Visiškai nieko. Matėm ten kažkokiam tam tarpe vaikinas atsivežęs 2 konteinerius ir padaręs kavinę. Bariuką. Nu visko pas jį yra. Alkoholio nėra, bet kakavų, kavų, arbatų, sumuštinių visokiausių jis ten. Nu. Tai va, bet kartais reikia matyti čia tam vat Palencijoj, reiškia vidurio Ispanijoj, tokie keliai ir bus, žinai, reikės eiti daug. Paskui žinau, kad ten bus kalniukai prie už Leono. Reiks palipti. Nu, o dabar į tokį miestelį čia turime įeiti, žinai. Matosi, kad jisai yra slėniai. Tas keliukas leidžia žemyn. Ir įeisim, nu ten nusivilksim striukės ir palsėsim. Eisime tualetus ir taip toliau. Ir tada dar 12 kilometrų iki albergės, kur yra masažas. Čia jo svajonė. Mano ne. Ką? Tau ne? Masažas galėtų būti arčiau, bet aš negalėsiu iki jo daryti, kaip yra dabar. Nu gal, nežinau. Jo. Sakė, antras kvėpavimas įsijungia. Jeigu jis bus, aš eisiu. Nebus, pasidarysim patys masažą. Jo, pamasažuosim kažką tai. Nu va, matot kaip. Nu žingsniuojam toliau. Mūsų aplinkė merginos iš kažkur tai.